visur naudojame animation, taip žaidimas tampa įdomesnis, nes tiesiog užlipti ant checkpointo ir nieko nedaryti, arba matome padedam. Viskas, su laiku gal prasidės objektų naudojimas, žmogus duoda. Šiuo metu yra rodo, negaliu sakyti primityvi versija, nes iš tikrųjų labai daug visko jau yra. Bet iki pilno tobulumo, tai pavyzdžiui, spidonas atsirasti laikiną, kad iš kitartonų pasitiesiog 5 checkpointus išvažiuoja, važiuojam atgal į darbą. Netolimoje ateityje galės pasirinkti tiek dirbti ilgai, trumpai ar labai ilgai. Tai aišku yra atsižvelgti ir visą išlipau. Ir gavau 680 litų banko sąskaitą. Pamaimas transportas niekur nevinga, aš apsėdu jį ir važiuoju toliau. Mes dabar rašom dabar ir mes važiuojam į kazino. Taigi, o dabar yra vienas įdomus dalykas. Kadangi, kol naujokas neturi nei namo, nei frakcijos ar dar ko nors, frakcijos tai yra darbai su direktoriai, jis tikrai nemegos gatvėje. Atsijungęs žaidėjas iš karto yra kitą kartą atsijungęs susiras viešbutėje, nebent jis turės savo namus. Tada jis susiras jau namie. Arba frakcijoje, tiesiog reikia parašyti stabų komandą, užžymėti, kur norėtume susirasti žaidimą. Taigi, įeinam į kazino. Visų pirma, mums reikia žetonų. Ir su žetonų mes susipirkam, tarkim, 50. Pralošti daug nenoriu. Einam prie kortų stojimo. Pirma, mums reikia atsakyti žetonus. Mažiausia suma 20. Ir dabar spėjam kortas. Vadinamas kortas. Ir aišku, aš nelaimėsiu, nes man kazino niekad nesisekė. Laimėjau. Šiek tiek laimėjau. Vienas žodis, čia vienas žaidimas, antras subotas. Dabar antras žaidimas yra kaip įspėjimas. Pasakom dėl 20 žetonų ir spėjam taip nuo 1 iki 15 pasirinkti, tai sukamas ratas. Ir mes matom sukas ratas ir mes nieko nelaimėjom, bet ratas sukasi, ant atsibotas rodo kaip suko ratą. 20 žetonų, 8. Dabar turėjom atsibotas ratas. Ant atsibotas pasuka ratą. Ne visą laiką pasuka, bet pasuka. Šioks toks bugas.